Sukasi Alytaus nealkoholinių gėrimų ir šampano kombinato konvejeris, nešantis gėrimą, be kurio mes šiaip ar taip neįsivaizduojame šventinio stalo. Sparčiai pilnėja šampano buteliai, bet mes vis tiek jų nematome ant prekystalių iki paskutiniųjų gruodžio dienų ir natūralu, kad tuomet daugelis kaltina gamintojus. Tad koks pagrindinis dėmesys skiriamas šampanui, kiekybės ar kokybės? Aišku, kokybei. Nenorim nuskriausti ir kiekybės. Į dieną pagaminam 36 tūkstančius butelių šampano, į metus žadam pagaminti virš 8 milijonų. Ir man atrodo, kad šita gamyba turi tendenciją didėti. Taip, kitais metais numatome pagaminti 8,5 milijono butelių šampano. O dar sugrįžtant apie kokybę. Girdėjau, šampanas gavo naujų medalių, naujų apdovanojimų. Šiais metais vyko paroda, degustacija Čekoslovakijoje. Mūsų šampanas vienas įvertintas medaliu, o kitas diplomu. Taip pat Čekoslovakijoje vyko kita paroda, buvo nusiųsti mūsų tarybinis šampanas ir nealkoholiniai gėrimai, gavome garbės raštą. Beveik visas tarybinis šampanas paliekamas Respublikoje, išskyrus eksportą į Lenkiją ir kapitalistinės šalis, Austriją, Vakarų Vokietiją ir Kiprą. Kaip Jūs manat apie tai, kad šampaną visgi iki paskutinės dienos prieš naujus metus prekybininkai laiko sandėliuose, o nepardavinėja? Šampanas turėtų būti pardavinėjamas visą laiką. Kaip anksčiau buvo rekomenduojama pardavinėti eglutes tik po Kalėdų, dabar tvirtinama, kad panašus nurodymai liečia ir šampaną. Prieš prekybininkų argumentus, kad girdi vertai pataupyti naujusiems metams, gamybininkai turi savo argumentų. Pabranginkit jį paskutinėms metų dienoms, bet nesudarykit dirbtinių eilių. Tuomet gal bus mažiau nepasitenkinimo žodžių, mažiau rūpesčių palydint senuosius metus.